O, žiūrėkit, Cybertruckas. Sveiki, Bideris LT. Varom į terminalą, pažiūrėsim, kaip viskas vyksta, kaip išsikrauna automobiliai, kaip pasikrauna antralų automobiliai, tiesiog bendrą tokią informaciją gal. Reikia priprasti prie tų kamerų, aš žinai, toks. Jau pirmą užsukam į ofisiuką, pasimsim lemenės. Taip. Čia Hebra darbuojasi, išdavinėja mašinas. Labą dieną. Nu, labai gražiai darbuojatės, kojas. Važiuosiu. Tai va, čia Hebra organizuoja visą tą išdavimą automobilių. Čia Dovydas, Raidas. Čia darbuojasi deklarantai. Va, šūsnis popierių. Išsikrauna mašinytę, bam, deklaracija. Viskas saugoma pakeliai šlagbaumais. Nu ir va, patekom į muitinės teritoriją. Čia matom veiksmo pilną šiandien. Žiūrėkit, koks aфиgenas. Einam arčiau. Ledinė mašina, salonas ledinis, visa ledinė. Ne tik automobiliai, bet ir motociklai. Tai va, principas toks, iš uosto pasiemam konteinerį, atsivežam su fūra ir kraunam per rampą, būtent šitoj aikšteliai. O, žiūrėkit, Cybertruckas. Nu, kaip bombinis variantėlis. Visi sako, kad oi, negraži, man tai graži. Tai kitokia, iš viso futuristinė mašina. Bet po tokią palysti nenorėčiau. Kokias lietuviai pagrinde perka mašinas, tai nežinau, yra dviejų tipų. Vienas būtų, tarkim, iki 15 000, tokia vidutinė rinkos vertė. Ten Volvo XC90, Audi Q5, A6, nu, tokios tautinės mašinas. O kita lietuvių pusė amerikietiški. Pacifica, Mustangai, Chargeriai, Challengeriai. Nu, aš vageriukai buvau tokią audelę, nu, aišku, ne faceliftą paėmęs, už $100. Tai šiandieną tokia apžvalgėlė, trumpai, manau, aiškiai. Jeigu ne, sekit mus, žiūrėkit, darysim kontentą, pamatysit daugiau informacijos, susipažinimui tiek. Ačiū.